Sveiki, šiandien parodysiu, kaip su Smart aktyviu įrankiu susikurti testą. Paleidžiam Smart Notebook programą. Šiuo metu aš turiu du puslapius. Tarkim, pirmam puslapį noriu susikurti testą. Einu į galeriją. Pasirenku Lesson Activity Tool. Susirandu tarp visų priemonių dialoginė ir daugialypė terpė. Susirandu, tarkim, mėlynos spalvos, tai bus blue, multiply, choose. Kas anglų mokosi, tam problemų turėtų nebūti. Ir tiesiog įtempiu į savo lapą. Štai turim tokį įrankį, jis yra flashinio tipo. Pasirinkę mygtuką Edit, mes galime užduoti klausimą. Tarkim, aš paimsiu kaip pavyzdį matematinį. 5 kart 2. Čia matom yra atsakymai. Tarkim, 6, 7, 10, 11. Apačioj nurodome teisingą atsakymą. Šiuo atveju C, tai aš ir parodau, kad mano atsakymas C yra teisingas, kad programa žinotų. Viršuje nurodome klausimų kiekį. Kiek norime teste, kad būtų klausimų. Tarkim, 2. Matom, iš karto atsiranda antras klausimas. Tarkim, antras klausimas. Aš įvedu klausimą. Iš 6 atimti 4. Čia kaip pavyzdys, jūs galite pasirinkti patys, ten nebūtinai matematinis, gal kiti dalykai pritaikys savo pamokose. Tai tarkim, atsakymą vėl būtų 2, 0, 10, 6. Ir nepamirštu nurodyti, kad teisingas atsakymas pas mane yra A. Jeigu man daugiau klausimų nereikia, užtenka teste tik tai 2, spaudžiu OK. Tai reiškia gerai. Štai ir turim testą. Mokiniai mato klausimą, mato atsakymus, kuriuos gali pasirinkti prie lentos, tiesiog ant jų paspausdami. Aš kol kas paspausiu neteisingai, kad pamatytumėt, kas atsitinka. 5 kart 2 tikrai nėra 6. Matom, rodo raudoną kryžiuką, tarkim, tikrai ne 7. O jeigu paspaustume ant teisingo atsakymo, atsiranda žalia varnelė, kuri reiškia, kad tai yra teisingas. Ir atsiranda viršuje žodelis next, kuris reiškia, kad galima įsprendę pirmąjį klausimą, eiti prie antrojo klausimo. Šiam klausime iš karto aš paspausiu teisingą, tai atsakymas pas mane B. Ir matom, rodo žalią varnelę. Kai sprendžiau testą, spaudžiu finish, man parodo, kiek teisingai buvo atsakyta. Aš buvau padaręs klaidų, tai vertinimo šiuo atveju yra 50%. Jeigu noriu testą pakartoti, spaudžiu reset. Ir vėl nuo pirmo klausimo sprendžiame testą. Tiesiog reikia susigalvoti klausimus ir juos sukurti šitą flash tipo priedą. Ačiū, kad mokotės. Iki kito karto.